Pasidalinsiu dar geriausiais Velosophy gaminiais, kurie yra šiam katalogui ir ką verta atkreipti dėmesį. Tai Metaboost maisto papildas, tas, kuris mažina riebalus ir padeda sulieknėti, yra su nuolaida, bet dėja jo nėra sandėlyje. Kai atsiras, tikrai kas nori sulieknėti, turi didelį pilvą, tėčiai, vyrai, pačios, tai žodžiu, iš tikrųjų labai rekomenduoju. Natūralus produktas. Ir mes turime jūriniam kalciui ir vitaminui D nuolaidą. Jūrinis kalcis, jisai gerai įsisaina mūsų visi produktai, kurie yra tos tabletės ar ne, mineralai, vitaminai, jie yra jūriniai. Tai pabrėžia, kad yra natūralu ir kad tai yra iš tikrųjų viskas iš gamtos ir lengviau įsisavinama. Tai kalbant apie kalcį, mums visiems praktiškai trūksta kalcio, nes mes mažai valgome to maisto, kur yra kalcio. Ir jeigu gerime tabletės, labiau į tą brandesnį amžių, ar net mamoms, tėčiams, seneliams trūkumas didžiulis, nes su amžium tikrai kaulų tankis retėja ir kaulai lūžinėja. Tai būtini iš tikrųjų papildai ir vaistinių papildai dažniausiai jie neįsisavina. Ką galiu pasakyti pati? Naudojau ilgą laiką ir iš tikrųjų ant kaulų, kadangi man dar su kaulais kol kas nėra problemų, bet su dantim tikrai pastebėjau poveikį, nes dantis mano ganėtinai silpni, atrodo ten maža skylutė, o kai jau atidaro, jau ten visas dantis yra sugedęs ir kai geriu kalcį, geriau tikrai vieną laikotarpį taip ganėtinai ilgai, tai labai ilgai nejau, porą metų tikrai nejau pas gydytoją, dantistą. Bet kažkaip nustojau, galvojau, užtenka ir nebegėriu ir tada prasidėjo vienas po kito dantis, tai supratau, kad vėl reikia būtinai, nes nepakanka su mityba. Užsisakiau, laukiu dabar savo užsakymo ir dar vieną dalyką, ką pastebėjau, žinot, pėdoje būna prie didžiojo piršto tas kauliukas toks išlindęs ir dažnai būna jis labai smarkiai išlindęs, deformuojasi pėda. Ir man irgi buvo prasidėję, tas kauliukas jau pradėjo lysti ir net pėda pati skaudėti, dedant, minant, tai kai gėriau kalcį ir iki pat dabar nebeskauda, tai suprantu, kad tikrai padeda ne tik tai kaulams retėti. Tada mes turim labai gerą pasiūlymą maisto pakaitalui ir sriubai, yra nuolaida ir yra du skoniai, tai tiek sriuba, tiek pakaitalas, ar mano mylimiausias yra vanilinis, tai pasižiūrėti tikrai svorio reguliavimui labai geras dalykas. Galim pusryčiams, galim pietum, galim vakarienį, o galima ir 2 kartus gerti vietoj kažkurio tai maisto. Labai geri rezultatai, labai ir svarbiausia yra sveika, nes nėra badavimo. Mūsų organizmas gauna visus reikalingus vitaminus, mineralus. Na ir turime dar magniui, irgi jūrinis magnis su vitaminu B6, tai yra raminimui, raumenų, smegenų, atpalaidavimui, mėšlungiui. Žodžiu, iš tikrųjų toksai dalykas, kuris mes gyvenam strese, įtampai, pastoviai kažkokiam bėgime ir mes visi tikrai, mums trūksta magnio, tikrai 99 procentai žmonių trūksta. Taigi magnis geram miegui, smegenų, visos nervų sistemos atpalaidavimui, nuraminimui ir raumenų atstatymui, irgi ramiam atpalaidavimui, kad nebūtų įtampos.